Šventėje dalyvavo Druskininkų savivaldybės verslo įmonių, įstaigų vadovai, seniūnai ir seniūnaičiai, bendruomenės pirmininkai, savivaldybės tarybos nariai, bendruomenės atstovai. O tarp garbingų svečių buvo Seimo narė Kristina Miškinienė, Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, Valstybinio turizmo departamento direktorė Jurgita Kazlauskienė, Ūkio ministerijos kancleris Gediminas Miškinis. Šventinio vakaro pradžioje Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui buvo įteikta Ūkio ministerijos padėka už lyderystę, nuolatinį veiklos tobulinimą ir asmeninį pavyzdį, įkvepiant kitus veikti. Pats savivaldybės vadovas pasidžiaugė, kad neseniai surengtuose apdovanojimuose Metų gazelė 2014 uždaroji akcinė bendrovė Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras Akva buvo pripažinta sėkmingiausiai vystomų projektų Pietų Lietuvoje. Ratnyčėlė 2014 įteikta Kūno kultūros ir sporto departamentui už indėlį plėtojant profesionalų sportą ir tarptautinio lygio sporto bazės sukūrimą Druskininkuose. Garbingą apdovanojimą atsiėmė Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Edis Urbanavičius. Bronzinė Ratnyčėlės skulptūrėlė įteikta ir miestui partneriui Augustavui už įgyvendintus bendrus projektus, įsisavinant ES fondų lėšas. Įvairios Druskininkų bei Augustavo miestų įstaigos ir institucijos realizavo 5 skirtingų apimčių ir trukmės projektus – turizmo, jaunimo, užimtumo, kultūros, kulinarinio paveldo srityse. Prestižinį apdovanojimą atsiėmė Augustavo meras Vojcek Valulik. Prestižinis apdovanojimas už ilgametę paramą sportui ir sėkmingą verslo plėtojimą skirtas verslininkui Albertui Katilovskiui, kuris prieš 15 metų inicijavęs futbolo komandos sukūrimo Druskininkuose, šiandien džiaugiasi futbolo komandos druskininkai pelnytais rezultatais. Kurorto centre neseniai duris atvėrė Vila Arnika. Alberto Katilovskio pastangomis autentiškas pastatas buvo rekonstruotas ir šiandien džiugina miestelėnus ir kurorto svečius. Meras Ričardas Malinauskas įteikė ir 8 stiklinius mineralinio vandens lašus. Už sėkmingą bendradarbiavimą lašas įteiktas buvusiam Augustavo miesto merui Kazimieška Žukovskijai. Už jaunųjų muzikų ugdymą ir tarptautinio konkurso festivalio Muzika be sienų organizavimą profesoriai Veronikai Vitaitei. Julijui Matulevičiui lašas įteiktas už ilgametį ir produktyvų darbą sporto srityje. Apdovanojimą už medinės architektūros puoselėjimą Druskininkų kurorte skirtą viešbučiui Art Hotel atsiėmė viešbučio savininkas Jevgenij Dekteriov. Už kulinarinio paveldo plėtojimą stiklo lašas įteiktas uždarai akciniai bendroviai Romnesa. Jį atsiėmė savininkas Romualdas Pulis. Pažadėjęs šių metų pavasarį jie skonys iškepti didžiausią šakotį ir tokiu būdu Druskininkų vardą įrašyti į Gineso rekordų knygą. Už jaunimo pilietiškumo ir patriotizmo ugdymą bei užimtumo organizavimą padėkota krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės 109 kuopos vadui kapitonui Kęstučiui Valentai. Už kūrybiškumą ir projektinę veiklą Atgimimo mokyklai. Rokui Jarašiui sveiką ir neįgalų Druskininkų jaunimą vienijančio klubo sumanytojui ir vadovui mineralinio vandens stiklo lašas įteiktas už aktyvią veiklą, integruojant neįgaliuosius į socialinį gyvenimą. Tradicinė kultūros puoselėtojo premija ir diplomas įteiktas Ryto gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai, folkloro ansamblio Racilukai vadoviai Linai Dudulieniai. Nuo 1989 ansambliui vadovaujanti lietuvių kalbos mokytoja Lina Dudulienė įsitikinusi, kad Racilukų sėkmės paslaptis yra draugiškas buvimas kartu ir meilė liaudies dainai. Šiemečiame renginyje padėka už drąsą įteikta druskininkiečiui Valdui Baranauskui, kuris mėgino išgelbėti 2 skęstančias mergaitės. Jam įteiktos ir Druskininkų savivaldybėje veikiančių įmonių įsteigtos dovanos. Druskininkų savivaldybė padėkojo ir vietos bendruomeniai bei verslininkams, kurie aktyviai įsitraukė jau 3 kartą savivaldybės inicijuotą akciją Kalėdinių eglučių parkas. Šiemet joje dalyvavo dar daugiau įstaigų ir organizacijų. Taigi parke sužibo net 28 eglutės ir išmoningai papuoštos gyvo žalias karės ir originalių formų iš skirtingų medžiagų pagamintos kalėdinės kompozicijos. Gyventojai ir kurorto svečiai galėjo už jas balsuoti ir taip išrinkti originaliausią parko eglutę. Apdovanojimas už gražiausią ir originaliausią kalėdinę eglutę šiais metais atiteko uždarai akciniai bendroviai Agrautoma. Vakaro metu šventinę programą dovanojo Eglė ir Algis Sakavičiai, grupė Popleidis, Irūna Puzaraitė ir Marius Jampolskis. Vakarą vedė Agnė Petrauskaitė ir Ignas Krupavičius.